Turiu dvi problemas. Va kubas, kurį apkirpau jau, matot kaip rotalas tiesiasi. Čia dabar naktis ir aš įjungiau šviesą, jos buvo jau susiskliaudusias ir aš to išjungsiu nufilmavęs. Ir dabar matau čia netgi ir Galaxy rasboriukus plaukiančius. Bet turiu dvi vietas, kur nieko nematau. Pirma vieta yra šitas antras kubas, kuriame matot kaip gražiai sužėlusias rotalas. Čia yra rotalo, liudvigijų, higrofilo polispermo, ten netgi reinečkimini, jėdijoti salzamanė, bet aš čia negaliu net rankas įkišti ir stiklų nuvalyti. Įleidau porą pigmėjų ir įleidau Galaxy rasboros mamytę čia ir nuo to laiko, kai įleidau, nemačiau. Tai problema yra tokia, man reikia šitos augalus kirpti ir juos kažkur padėti. Idealiausia būtų iš karto žmonėms atiduoti. Iš karto. Tik nukirpau, atidaviau. Kažkas sako, jo, davai, rytoj, nukirp man, atvažiuosiu pasimsiu arba iš karto išsiunčiu. Nes aš juos galiu kirpti, galiu persodinti, bet tai vėl procesas, vėl augalų stresavimas, jeigu norite idealiai, pasiimat iš karto ir sodinatės. Aš galiu poryt nukirpti. Čia pirma problema. Va šitas kubas pilnas augalų, kurio stiklai tiek apsinešė, kad rankas neįkiš nuvalyti. Ir antra problema yra dvi dėžės pilnas liudvigijų repens. Liudvigijų repens yra didelis augalas. Didelis. Gali augti didelis. Tinkamas tambiems akvariumams. 700 litrai, minimum turbūt 100 litrų. Jos gyvena, kaip matėt, pas manęs ir 49 litrų kubė, bet reikia daug karpyti, o jos gali gyventi ir 500 litrų akvariumuose. Ir tų liudvigijų jos buvo nukarpytas orinė forma, pasodinta į vandenį. Praėjo laikas didžiajame akvariume ir dabar turiu vandeninės formas. Ir dvi tokias dėžes galiu perleisti. Skambinat, šnekamės dėl kainas. Dėl šitų augalų ir anų. Augalai visi yra švarūs be dumblių. Be siūlinių, be kladoforų, be barzdų, be nieko. Išskyrus taškinį ir dietomų, kurie plinta oru. Tų gali būti, bet siūlinę nerasit.